Dažnas iš mūsų gyvenime patiria įvairios traumas, griuvimus, kryptelėjimus, sporto traumas. Ultragarsinis tyrimas yra puikus pasirinkimas išsitirti, nes gali įvertinti raiščius, nustatyti kiek raiščių yra pažeista, koks yra pažeidimo laipsnis, ar yra avulsinis raiščio plyšimas. Tai reiškia, kai plyšta raištis ir kartu atitraukia kaulo gabaliuką. Nustatyti ir kitus kaulo lūžimus. Galima įvertinti sausgyslių struktūrą, raumenų pilvelius, meniskus, tepalinės kišenes, šonkaulių lūžimus, kur netgi nesimato rentgenologinio tyrimo metu. Įvertinti nervų struktūrą. Rekomenduoju išsitirti sportuojančius ir jaučiančius skausmus, diskomfortą, vyresnio amžiaus žmonės, nes vyresniame amžiuje įvyksta meniskų bei sausgyslių degeneracija ir dėl to didėja šitų struktūrų plyšimo tikimybė.